Tai čia tavo daryta, kad blogai, tai to nefilmuojam, ar tai kažkas kitas? Taip vis tiek filmuojam, kažką gausim iš to. Jo. Mes čia dabar iš toli tave filmuojam, tu gali pasakyti, kokomis blaškomės? Mes nesiblaškom niekur, mes suradom tą plyną kirtimą, kuris yra, bet mane patį erzin šito žmogaus, kuris atliko žymėjimus, jo darbo stilius. Nes neturėtų tvarkingai darant, tai būtų daroma, kad net žmogus besigaudantis miške nesuprastų, kur kas yra žymėta. Čia tiesiog turėtų būti biški kitaip viskas daroma. Kvartalinė linija, kuri skiria šitą kvartalą nuo šito kvartalo, bet čia yra šitas beržynas su juodalksnynu kertasi plinai, o šitas pušynas, apie kurį aš minėjau, kad mes turim uždažyti kelias pušis, tai šitas pušinėlis nesikerta. Mes išimsim jame tik tais brandžius beržus. Kad susigaudytų rangovas, nes šiaip iš tikro pats biržės atrėžėjas turėjo užrašyti ant medžių, kad rangovam būtų aišku. Čia iš tikro reikėtų šitą vietą praeiti, tiesiog su dažais ir pažymėti, kad nesikerta. Dabar bent jau bus aišku, kad, pavyzdžiui, šitų pušų mes tikrai nekirsim. Nes reikia iškirsti tik tais šitą juostą. Ta prasme, taip pažymėjau, kad čia kampas, kad į šitą vietą neįlystų. Kirstų tik tais šitą dalį. Tai čia šitas kertasi plinai, o šitam niekas nesidaro. Tas pats žymėjims, prakirtims, kažkoks peckeliavims ant medžių. Čia matos linija prakirsta? Ne, čia neturi tai būti. Šitų, ką uždažau, jų ant šitos linijos negali būti. Čia toks peckeliavims. Esi matęs kiek spalvų? Aš taip nesu matęs dar. Pradžiai pradėkim nuo to, ką ta žalia spalva čia veikia. Kodėl yra oranžinė ir morkava. Čia daleiskim, medis šits yra pažymėts tikrai biovairovė, jis nesikert. Gal dažai baigės, kitus dažus išsitraukia. Čia biškai teks atvažiuoti perdaryti, nes taip neturėtų taip būti. Bet kam tiek spalvų reikėjo? Tai V raidė tiesiog pažymė ir viskas. Tai pavyzdžiui, čia šitoje vietoje yra sužymėtas valksmas žalia spalva, o atkertami medžiai yra pažymėti oranžiniais taškiukais. Šiaip teoriškai tai mes visur žymėm V raidę, žinai. Visur V raidė, o čia jisai žmogus netingi vaikščioti su kelių rūšių balionėliais. Nes braižas visur turi būti vienodas. Daug klausimų šitoj valdoj kils rangovam, kurie yra pratę prie mūsų darbo metodo kituose miškuose, kuriuose jie dirba.